Sveiki tamstos, turim nemažai siuntų šiandien pasižiūrėti. Taigi, pradedam. O, atėjo Helovynas. O taip, nutariau užsisakyti. Sakau, reikia turėti bent dažų kažkokių tai. Šiaip tai labai daug visko yra Helovyno AliExpress'e, ten šakės. Ko nori ir kiek nori, bet pas mus, kiek pamenu, dažai tokie labai brangus buvo. Tai nutariau užsisakyti. Aha, tokios dėžutės viršutinės nėra. O taip, tik tai. Ir viskas. Nu, pasižiūrim. Nu ką, sakyčiau, tokie nelabai ryškus. Atvatimo geltoną, tarkim, nu ką. Nu, savo darbą daro liktais. Tokia labiau kaip makiažinė priemonė gal. Nu, bet kažką tai padažyti galima. Nu ką, visai gerai. Vis tiek pravartu turėt bus, manau, sunaudosim per Helovyną. Pasidažysim. Taigi, važiuojam toliau. Turim štai tokią siuntykę didelę. Kažkas tai didelio ir klapaus. Aha. Čia yra lininės kelnės. Aš jau vienas užsisakiau tokias mėlynas. Labai mėlynas tai yra. Koksai siuliukas negražus, bet čia nusikerpa. Tai vat, šį kartą užsisakiau žydras tokias. Iš tikrųjų labai patiko, bet čia yra šiek tiek kitokios, negu aš turiu. Nu, bet atrodo panašiai iš tikrųjų. Labai lengvos, labai super, iš tikrųjų vasarą žiauriai man patiko, tai tiesiog negalvodamas užsisakiau dar, iš tikrųjų linas yra ir labai maloniai nešiojasi, tai nedvėjodamas užsisakiau dar vienas, kaip sakant. Šiek tiek nepatinka viršus, kad toksai guminis yra kaip treningų, bet anyway, man visai patiko. Broko jokio tokio didelio nematau kažkokio, ten tą siuliuką vieną nusikirpsi ir nešioju į sveikatą. O taip. Ir kainavo man jos apie 10 eurų. Nu, už 10 eurų lininių kelnių Lietuvoje turbūt nelabai nupirksi dėja. Taip. Ką mes dar turim? Aha, kas čia. Dar Helovyno tematika papuolė. Labai gerai. Va. Štai tokie dažai. Atsidaro. Tai čia kiekvienas su kiekvienu sujungtas. Nu va. Anyway. Nu ką, pabandom? Kokius va tokius sidabrinius. Taip. Nu šitie atrodo gerokai rimčesni tokie. Pabandysim iš arčiau parodyti. Toksai užsloksnis, kaip sakant, oda nebepersimatau, čia toksai rimtesnis makiažas. Čia jau galima rimtai užsimarmaliuoti, na aišku, šitie ir kainavo jau žymiai daugiau. Jeigu neklystu, šituos gal 4 eurus sumokėjau už 4 spalvas, tai daugiau, nepalyginsit, tas prieš tai kainavo gal 1,5 euro ar 2 eurus, kažkas tokio. Tai va, tai, kaina turi įtakos kokybei. Nieko nepadarysi. Taip, ir dar kažką mes čia turim. Kągi mes čia turim? Aha. Toksai, kaip sakant, daiktas, bandymas apgauti kasdienius darbus. Čia yra ant orkaitės. Galvau vienas, čia visi 4. Žodžiu, dedat va šitą ant orkaitės ir viskas, kas taškosi aplinkui, kaip sakant, taškosi ant šitą. Ir jūs tiesiog nuimat, po kranu pakišat ir nuplaunat. Va taip. Pabandysiu įdėti video, kaip tai atrodo maždaug, kaip užsidengia ir koks ten vaizdas gaunasi. Abejoju, kad čia mums labai veiks šitas variantas, bet anyway. Tai va, 4 tokius plionkės įdėtos. Jos turėtų būti atspariai karščius, medžiaga, nežinau, tokia kaip ale plastikas, ale ne. Kažkada rodžiau grilis buvo pas mane toksai, kur kepti, ta prasme, ant žaryjų. Tai va, medžiaga, sakyčiau, labai panaši. Anyway, galbūt padės, būtų visai malonu. Tai va, tiek daiktų pas mus šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.